Labas. Ar pastebėjai, kad vienas žalingiausių įpročių mūsų gyvenimuose, dažno iš mūsų gyvenimuose, yra žiniasklaidos žinių žiūrėjimas bendrai, kaip tai bebūtų, ar tai būtų per televizorių, ar tiesiog skaitimas internete, ar skaitimas laikraščių, ar galų gale klausimas žinių per radiją. Kodėlgi tai yra žalingas įprotis? Todėl, kad jeigu pastebėjai apie 80%, gal netgi daugiau negu 80% informacijos, kuri yra pateikiama per naujienas, per žinias, yra negatyvi. Kas vyksta su mūsų pasąmonė? Kai pasąmonė gauna 80% negatyvios informacijos ir tik 20% kažkokios pozityvios informacijos, kad kažkas gero įvyko, tai keičia mūsų supratimą, mūsų požiūrį platųjį apie visą pasaulį. Ir mums pradeda atrodyti, tai yra mūsų pasąmonė pradeda atrodyti, kad 80% dalykų gyvenime yra blogi, 80% kaip pavyzdys žmonių yra blogi ir kitaip tariant, kam stengtis kažką daugiau padaryti savo gyvenime, kam stengtis pasiekti karjeros, padaryti kažką tai gero, jeigu vis tiek 80% žmonių nepasiseka, 80% visko yra bloga. Tai aišku, tai nieko nėra susijęs su realiu gyvenimu ir su tikrove. Nes jeigu pasižiūrėsi atmerktomis akimis į gyvenimą, pasirodo gyvenimas yra visai fainas. Sakyčiau, netgi 80% dalykų yra geri savo gyvenime. Gal kartais taip netrodo, įvykus kažkokiai nelaimiai, kad jinai bus geras įvykis jūsų gyvenime. Bet dėja taip yra. Tai jeigu norit geresnio gyvenimo, vienas iš patarimų - nustoti žiūrėti žinias, nustoti klausyti naujienų, nes tai nieko gero jums neatneš. Tik aišku, negatyvias nuostas ir negatyvias žinias, ne tik į jūsų sąmonę, bet ir į pasąmonę, kas vėliau jums tikrai nepadės susikurti geresnio gyvenimo. Tai dėkui, kad žiūrėjai, tikiuosi, kad šita informacija naudinga ir kaip visą laiką. Pakomentuok, jeigu patiko, jeigu nepatiko taip pat, pasidalink su draugais, būsiu labai dėkingas, jeigu paspausi patinka mygtuką arba like mygtuką Facebook'e. Ačiū ir iki pasimatymo.